Sveiki, dar vienas videkas ir šį kartą apie Flashback žaidimo istoriją. Taip, ar gerai? Taip, gal gerai bus. Gal čia netrukdys taip, ar ne? Gal ir priekį truputį. Tai su Flashback aš susipažinau tais laikais, kada buvo, Segos laikai. Iš pradžių mes visi žaisdavom su to kompiuteriu, kuris turėjo geltonas disketės, arba kitaip sakant su Famiclonu, bet mes jį taip ir vadindavom, nes nežinojom, koks kitas jo pavadinimas, kažkaip Famiclono nežinom, kad jis kažkieno klonas. Ir taip tiesiog buvo įprasta, tai mes tiesiog vadinom tokiu ilgu pavadinimu kompiuteris ant geltonų diskečių. Ir visi mano draugai pažįstami turėjo tą kompiuterį ant geltonų diskečių. Jeigu turėjo, tai buvo tas kompiuteris su geltonom disketėm. Ir Sega mes žinojom, kad tokia yra Sega, bet kažkur kažkas turėjo, kažkas kažką žaidė, kuo jinai skiriasi, nelabai ir žinojom. Tai tuo metu, kai pirkau Famicloną, jau buvo pradėję ateiti į madą visokie kitokie Famiclonai, ne tik Terminatorius, ne tik Famicom klonas, bet ir tokie visokie kaip PlayStation klonai ir panašiai. Ir atsimenu, mokėjau 75 litus už PlayStation kloną, jis vadinosi, man atrodo, Game Station. Jis buvo tokios pat formos kaip PlayStation'as, tik disketės dėjosi. Ir iš tikrųjų tikrai labai gera konsolė, buvo labai gerai laikė, rodė, kol nežinau, kur jinai atsidūrė. Bet jos nebeturiu. Ir tuo metu, atsimenu, pardavėjas siūlė, sako, gal jeigu dadėtum ar 20 litų, ar kažkiek tau išeitų Sega. Ir sako, Sega yra geresnė ar kažkas panašaus. Ir kadangi nieks iš draugų neturėjo Segos, aš nežinau, kaip ten kas atrodo, tai tiesiog aš tada pirkau Famicloną. Ir jo džiaugiausi ir viskas gerai buvo. Kol vieną kartą į namus draugas atsinešė Segą, mes net nežinom, kad jis tokią turi. Atsinešė ir jis turėjo originalią Segą, jam buvo padovanoję, man atrodo. Gal iš užsienio kažkaip parkeliavę, nežinau. Tai ir tas Sega skyrėsi nuo visų kitų konsolių, kokias mes buvome matę. Jinai buvo originali, didelė. Valdymai originalus, kur visai kitokie negu tų visų klonų, Famiclonų. Ir viskas buvo kitaip. Ir nuo tada Sega buvo siekiamybė. Ir kai įsigijau Sega, vienas iš tų pridėtų žaidimų buvo Flashback. Buvo dar keletas, buvo toks Syndicate, atsimenu, man patiko tokie įvairesni žaidimai, bet Syndicate aš niekaip nesupratau, kaip ten ką judėti, ten yra 4 žmogeliukai, ten lyg tai strateginis žaidimas. Bet tuo metu aš visiškai nesupratau, kaip ten, kas ten ką turi būti. Mačiau, kad tai kietas žaidimas, toks lyg ir galėtų būti tikrai geras, bet aš ten nieko, žodžiu, nelabai man gavosi. Bet Flashback buvo išskirtinis ir Flashback man reprezentavo tą Sega, kuo skiriasi Sega nuo visų kitų konsolių. Tuo metu tai reiškia tų geltonų konsolių su geltonom disketėm. Ir jis iš tikrųjų, tas žaidimas buvo kitoks. Kitoks tuo, kad tas žmogeliukas, kuris vaikšto, jis judėjo kitaip, jis judėjo tikroviškai. Kai reikėdavo kažką šauti, jis išsitraukdavo ginklą iš kišenės, šaudavo ir atgal įsikišdavo. Tas toks labai paprastas judesys, kur šiandieną tai tiesiog, tai tiesiog natūralu yra. Tada toks buvo visai kažkoks tikroviškas ir panašiai. Tai tada dar mes kažkaip lygindavom, kuo panašiau į tikrovę ir taip toliau. Tai jo judesiai, jis bėgdavo, šokdavo, viskas labai tikroviškai buvo. Ir jis buvo iš tų, kur netokie kaip Contra, kur tu eini, šaudai bet ką ir nugali bosą, eini į kitą lygį, vėl nugali bosą. O čia reikėjo, aišku, čia yra veiksmo, kažkiek, ne tiek daug, bet yra. Yra šaudynių, bet jo esmė truputį buvo kitokia, reikėjo vykdyti užduotis, kurios nebūtinai yra šaudyti. Tai nunešti kažką, parnešti, pavyzdžiui, iššokus į duobę, tokia kaip bedugnė į duobę, kad tu sėkmingai nusileistum, tau reikia gravitacinio diržo. Kad tą gravitacinį diržą gautum, tu turi jį nusipirkti. Ten, aišku, logikos galbūt nereikėtų taip super daug ieškoti, nes prie bedugnės ar prie tos duobės kažkoks džiunglėse, kažkoks senukas yra ir pardavinėja tą gravitacinį diržą. Čia tų laikų tokia logika. Bet ne tam esmė. Ir tu neturi pinigų. Kad turėtum pinigų, tu turi eiti, susirasti tos pinigus arba eiti ir užsidirbti juos. Tai tokios visokios užduotis, kur tu turi užsidirbti tų pinigų, tada už tos pinigus gali nusipirkti tą gravitacinį diržą. Tai tos toks buvo
labai man įdomu tuo metu ir tai buvo visai kitaip negu visi įprasti žaidimai, kur tiesiog tu šaudai ir viskas, ir laimi. O čia turi truputį ir pamastyti, ir šiaip žaidimas buvo kitoks. Kadangi šis žaidimas man įdomus, kelia tokią nostalgiją, tai pagalvojau, kad būtų faina sužinoti ir apie jo istoriją kažkiek ir pasidalinti kartu su jumis. 90-ojo dešimtmečio pabaigoje leidėjas Asgold iš Paramount įsigijo The Godfather filmų trilogijos teises ir paskelbė ambicingą planą sukurti 2 skirtingus žaidimus pagal krikštatėvį. Vienas iš jų veiksmo tipo žaidimas buvo patikėtas britų studijai Creative Materials, o grafinių nuotykių žaidimą užsakė prancūzų studijai Delphin Software. Creative Materials sukūrė žaidimą. 1991 metais pasirodė The Godfather, kurioje žaidėjas keliaudamas per 5 dešimtmečius nuo 1940 iki 1980 kopė Karleonės šeimos hierarchiją. Tuo pat metu Delphin, pradėjusi nuo to paties krikštatėvio užsakymo, pamažu ėmė tolti nuo mafijos temos. Su Delphin Software kūryba truputį buvo kitaip. Žaidimo kūrimo komandai vadovavo Paul Cuisot. Komanda buvo nedidelė, apie 10 žmonių. Po maždaug pusės metų kūrybos jie jau turėjo The Godfather demo versiją ir tą versiją nunešė parodyti Asgold atstovams. Leidėjai aiškiai pasakė, kad tai nelabai panašu į Godfather. Mat Paul Cuisot, komandos direktorius, buvo apsėstas fantastas. Jam patiko Žvaigždžių karai, Blade Runner, patiko veiksmo filmai su Arnoldu Schwarzeneggeriu ir panašiai. Tai jis kažką panašaus sugalvojo perkelti ir į žaidimą. Pirminė idėja buvo tokia, kad ta 40-ųjų metų mafija atsidurtų kažkur ateityje arba būtų kažkas panašaus. Į demo versiją jau buvo pridėta keistų dalykų – ateivių, kosmoso ir panašiai. Realiai pirmasis flashback lygis. Leidėjams idėja visai patiko, bet žaidimas jau nelabai begalėjo vadintis krikštatėviu, nes tie visi kosminiai ir mokslinės fantastikos reikalai nelabai buvo panašus į mafiją, kokią įsivaizdavo Asgold. Vis dėlto leidėjai toliau leido kurti žaidimą ir davė jiems laisvę, bet jau be licenzijos The Godfather pavadinimui. Taip gimė Flashback. Iš esmės, kuriems buvo laisvė kurti tą žaidimą tokį, kokį jie nori ir kaip nori. Tik ta laisvė baigėsi ten, kur baigėsi techninės galimybių ribos. Ieškant ir gilinantis į Flashback žaidimo kūrimo istoriją, tai nekartą buvo užsiminta, kad tas žaidimas kaip ir galėtų būti didesnis, kažkoks platesnis, bet tiesiog techninės galimybės to meto neleido jį labiau išplėsti. Tai žaidimo vadovas tiesiog gavo kai ką iškarpyti, kai ką kažkaip apriboti, kad tiesiog technika neleido tiek įsiplėsti, kokios jų svajonės buvo. Alors bonjour, moi je m'appelle Paul Cuisset, je suis programmeur donc de jeux vidéo depuis 1986 à peu près. J'ai dirigé le studio Delphin Software. Et donc je suis l'auteur, scénariste, programmeur de Flashback. Qui a eu l'idée ? C'était un processus compliqué au départ en fait. On a commencé à réfléchir à l'idée de Flashback parce qu'on nous avait proposé de faire l'adaptation d'un film qui s'appelle Le Parrain. Et à l'époque, Le Parrain, c'était donc... c'était pas encore devenu complètement la référence que c'est aujourd'hui. Et moi, je trouvais que c'était un peu vieillot quand même. Donc, faire un jeu comme ça sur une console qui allait sortir, parce que là, on devait faire le jeu pour Mega Drive. Et c'était une console, donc la Sega Mega Drive, qui n'était pas encore sortie à l'époque. On a commencé à réfléchir au projet. Et donc, je voulais quelque chose de plus moderne. Donc, j'ai transposé le scénario du Parrain dans le futur. Et on a commencé sur ces bases-là. Pendant quelques mois et on a fait une maquette, etc. Donc qui étaient les prémices, on voyait les prémices de Flashback, l'animation, tout ça. Et c'est dans un univers futuriste, ça se passe sur Saturne, dans une jungle artificielle, etc. Et effectivement, quand on a proposé, ensuite on a montré le jeu, la maquette au comité en fait, qui avait commandé le jeu quelque part. Ils nous ont un peu regardé de travers en disant mais là, ça ressemble pas vraiment. Et effectivement, on était très très loin à la fois de l'esthétique et du scénario original et du film. Donc,
Mais bon, en fait, le parrain c'est plutôt noir et blanc. Enfin, c'est plutôt. C'est plus, ça se passe en Sicile. Oui, c'est plutôt Scorsese. C'est une histoire de mafia et c'est un rythme complètement différent. Il n'y a pas grand-chose à voir. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose à voir. Donc effectivement, il y a eu un petit plan quand même où on s'est dit peut-être qu'on s'est un peu planté. Žurnalas Games X 1991 metais kovą rašė, kad Software Creatures kuria arkadinio stiliaus žaidimo versiją ir buvo spėjama, kad Delphin Software greičiausiai dirba prie grafinių nuotykių žaidimo. Kaip vėliau paaiškėjo, jie dirbo prie žaidimo, bet ne prie to, apie ką sklido kalbos. Kad herojaus judesiai atrodytų kuo tikroviškiau, kūrėjai naudojo rotoskopiją. Štai kodėl tie judesiai tuo metu man atrodė taip tikroviškai, nes jie ir buvo naudojami pagal tikrus žmogaus judesius. À l'époque, on utilisait un système qui s'appelle le rotoscoping, c'est-à-dire qu'en fait, on filmait l'acteur, un peu comme Prince of Persia, et en fait, on redessinait sur l'écran avec des cellos en fait des transparents. Donc, on dessinait vraiment au marqueur sur les transparents, parce qu'on n'avait pas de système de capture. Donc, en fait, c'était les captures manuelles, c'est-à-dire qu'on prenait l'écran, on mettait pause, et puis on dessinait le petit personnage. Ensuite, on prenait le cello. On le mettait sur l'écran de LuxPaint, de l'écran de l'Amiga, et on dessinait par-dessus, on remplissait. Et c'est comme ça qu'on faisait les animations. Tai nebuvo, kad jie pirmieji panaudojo šią techniką. Prince of Persia žaidimui, kuris pasirodė 1989 metais, taip pat buvo naudojama ši technika, o vienas iš pirmųjų žaidimų, kur buvo rotoskopija naudojama, buvo Karateka. Karateka visai patiko ir man. Na, jis tik tas, kad jis toks lėtokas buvo. Bet, na, irgi, nors ir sulėtintai, bet tie smūgiai tokie tikroviški reikėdavo atitaikyti, bet jis truputį jau per lėtas buvo. Netgi tuo metu man per lėtas, nors tikrai neblogas žaidimas. Reiktų paminėti ir tai, kad ta pati studija sukūrė irgi tokį labai panašų žaidimą pavadinimu Out of This World, arba kitas jo pavadinimas Another World, Out of This World vadinosi Šiaurės Amerikoje. Tai apie tą žaidimą aš sužinojau vėliau, po flashbacką jau buvau išėjęs flashback ir panašiai. Ir aš galvojau, kad tai yra antra flashback dalis ar kažkas panašaus, nes labai panašus, ta grafika panaši, ten daug tokių panašių detalių yra. Nors iš tikrųjų flashback atsirado vėliau, o Another World pirmiau. Ir šiaip šie žaidimai abu gretinami viens prie kito yra, nes priklauso tam pačiam kinematografiniam stiliui. Neištariu to žodžiu. Tai, na, jeigu pažvelgsit juos, tikrai jie yra labai panašus. O be to ir ta pati kompanija sukūrė. Na, tik jau buvo kitas kūrybos direktorius. Turbūt vienas tokių didžiausių skirtumų, bent jau man, su Another World ir flashback yra tai, kad, na, tu flashback žaidi ir ten eini tos kambarius toliau, tais lygiais keli, bet Another World aš paeinu gal 4 sekundės vos tik įsijungu žaidimo ir aš mirštu iš eilės 10 kartų. Tai aš jį tiek ir te žaidžiau. Aš jį įsijungdavau, paeidavau iki pirmo sutikto ateivio ir baigdavos. Ir labai greit ten kažkaip sunkiai man sekėsi. Ir nuo to laiko daugiau aš jo nežaidžiau. 1992 metais pasirodė Flashback Amiga kompiuteriui, nors žaidimas buvo kūrimas pirmiausias Sega Mega Drive konsoliai. Mega Drive versija buvo praktiškai užbaigta pirma, bet Sega dar ruošė naujus 24 megabitų kartridžus, todėl studija spėjo užbaigti Amiga portą ir jį išleido anksčiau. Viename interviu apie šią situaciją Paul Kuizo atsakė: Tai buvo gana sudėtingas projektas, nes turėjome labai daug animacijų ir kadrų, o konsolės atmintis buvo ribota, todėl turėjome sukurti daug įvairių sprendimų, kad viską suspaustume. Flashback buvo vienas pirmųjų žaidimų naudojusių 24 megabitų atmintį. Tuo metu kartridžai buvo nuriboti iki 16 megabitų, o Sega mums pasakė: gerai, turėsime 24 megabitus, bet turėsite palaukti kelis mėnesius. Mes nenorėjome tiek laukti, todėl patys išardėme kartridžų konstrukciją ir sukūrėme savo plokštę, kad galėtume turėti 24 megabitų kartridžą. Manau, jie buvo gana nustebę, kai nusintėme jiems demo su 24 megabitų kartridžu, kurį pasigaminome patys. Tai užtruko maždaug 3-4 mėnesius, o per tą laiką mes užbaigėme Amiga versiją ir galėjome ją išleisti anksčiau, negu pasirodė Mega Drive leidimas. Bet iš tiesų, pirmiausia buvo baigta būtent Mega Drive versija. Taigi Flashback 1993 metais pasirodė Sega Mega Drive versijoje. Apie ką šis žaidimas?
veiksmas vyksta 2142 metais. Įdomus sutapimas, bet vienos Battlefield dalies veiksmas vyksta tais pačiais ateities metais. Tu valdai žvalgybos agentą Konradą Bhartą. Žaidimas prasideda nuo to, kad tave persekioja ateiviai. Veikėjas bando pabėgti skraidančių motociklu, bet yra numušamas ir nubunda džiunglėse Titano planetoje. Visiškai nieko nebeprisimindamas, nes jo atmintis ištrinta. Netoliese Konradas randa paliktą holografinį pranešimą, kurį jis pats savo paliko žinutę. Jis liepė susirasti draugą Ieną naujajame Vašingtone, tokiame futuristinėme mieste, toje pačioje planetoje. Ten jis sužinojo, kad buvo sukūręs specialų vizorių, tarsi akinius, kurie leidžia pamatyti, kas yra tikras žmogus, o kas užsimaskavęs morfas, pavidalą keičiantis ateivis. Tie patys morfai, bandydami jį nutildyti, ir ištrynė jo atmintį ir mėgino jo atsikratyti. Ši idėja apie akinius, kurie parodo tikrą veidą, buvo įkvėpta filmo They Live. Pati filmo idėja, manyčiau, puikiai tinka ir šiandienai. Kartais mums reikia tiesos akinių, kurie parodytų, kaip viskas yra iš tiesų. Nes užbukinti paviršutiniškų dalykų kartais nebepastebime to, kas mums yra prieš akis. Manipuliacija, melas ir tai, ko tiesiog kartais gal nenorime pastebėti. Pirkit. Žiūrėkit televizorių. Negalvokit. Mėgokit. Pakluskit. Pirkit. Neuždavinėkit klausimų. Žiūrėkit televizorių. Jokios vaizduotės. Ei, drauguži. Tai tu mokėsi už tai ar ne? Tai tavo dievas. Klausyk, drauguži. Arba mokėk, arba padėk į vietą. Taigi žaidime Konradas vykdo pavojingas užduotis, dalyvauja mirtiname TV show Death Tower ir bando sustabdyti ateivių planą užvaldyti žmoniją. Be to, Super Nintendo versijoje kai kurie pavadinimai buvo pakeisti. Mirtinas TV show Death Tower pavadintas į Cyber Tower, o baras tapo kavinė, kad labiau atitiktų tuometinės Nintendo turinio cenzūros taisyklės. Tuo metu žaidėjai pamėgo šį žaidimą ir jis drąsiai lygiavosi su kitais tų metų geriausiais žaidimais. Kai kur jis buvo reklamuojamas kaip geriausias metų, geriausias nuotykių veiksmo žaidimas. Na, veiksmo kokio gal įsivaizduojame ten nėra jau tiek daug, bet įtampą jis mokėjo sukelti. Iki 1995 metų buvo parduota 750 tūkstančių kopijų. Žaidimas sulaukė ir komercinės sėkmės, ir kritikų pripažinimo. O Guinness rekordų knygoje buvo įrašytas kaip visų laikų geriausiai parduodamas prancūziškas žaidimas. Na, tuo metu tokie skaičiai buvo gan dideli, nes kompiuterinių žaidimų karta tik buvo pradėjusi užgimti. Nes dabar jau turime kitų prancūziškų žaidimų, kurie senai aplenkė tuos skaičius. Pavyzdžiui, tas pats šių metų geriausių metų apdovanojimą gavęs žaidimas Clear Obscure Expedition 33 irgi yra prancūzų, kurio mažiau nei per pusę metų parduota virš 5 milijonų ir skaičius vis dar auga. Flashback yra įtrauktas į knygą 1001 vaizdo žaidimas, kurį privalai sužaisti prieš savo mirtį. Po Flashback sėkmės 1995 metais ta pati kompanija, tas pats direktorius, tik jau kitas leidėjas Electronic Arts sukūrė Flashback tęsinį Fade to Black. Netrukus po Flashback išleidimo, kūrimo komanda pradėjo dirbti prie panašaus tęsinio pavadinto Morphs Flashback 2. Skirto Sega CD. Darbas prie žaidimo truko apie 4 mėnesius, tačiau projektas buvo pristabdytas, nes jie susitelkė į Shang Fu užbaigimą, kuris pasirodė 1994 metais. Kai jie grįžo prie projekto, Sega CD jau nebebuvo laikoma perspektyvia platforma, todėl žaidimo atsisakyta, o vietoj to nuspręsta pradėti iš naujo kurti žaidimą asmeninių kompiuterių platformoje. Šis galiausiai virto 3D šaudyklė Fade to Black. Jis 1995 metais pasirodė asmeniniams kompiuteriams, tai yra MS-DOS, o dar po metų ir PlayStation platformai. Veiksmas vyksta 2190 metais, vėl valdai Konradą Hartą, šį kartą agentas pabunda po ilgo kriogeninio miego ir paaiškėja, kad tie patys ateiviai, kuriuos jis manė sustabdęs anksčiau, vėl kelia grėsmę žmonijai. Tad vėl kovojame prieš ateivius. Realiai Fade to Black buvo Flashback tęsinys ir drąsiai galėjo vadintis Flashback 2. Skirtumas buvo toks, kad žaidimas jau buvo trečio asmens perspektyvos ir 3D. Žaidimas sulaukė priekaištų dėl valdymo ir kameros judesių. Realiai tai buvo 3D pradžia. Judesiai netokie sklandus, veikėjas kampuotas ir šiaip
žaidimas nesusilaukė tokios sėkmės kaip Flashback. Na, bet vis dėlto Jungtinėje karalystėje jis pateko tarp 19 labiausiai parduodamų žaidimų ir gavo platininio žaidimo statusą, todėl šiandieną ir turime platininę versiją. 2003 metais buvo planuotas dar vienas Flashback tęsinys pavadintas Flashback Legend. Žaidimas turėjo išeiti išskirtinai tik Game Boy Advance platformai. Skirtingai nei Fade to Black, tai turėjo būti 2D šoninio slinkimo žaidimas labiau panašus į originalų Flashback. Tačiau 2002 metų pabaigoje Delfin bankrutavo, todėl projektas buvo atšauktas. Visgi vėliau internete nutekėjo prototipinė versija su visais nesklandumais, neužbaigtumais ir vieno garso takelio muzika pasiskolinta iš Fade to Black. Versija veikia tik prancūziškai, bet fanai vėliau sukūrė pataisą, leidžiančią žaisti ir angliškai. Ar iš tikrųjų tai buvo tas tikrasis Flashback Legends, aš nežinau, bet dabar internete galima rasti kažkokį Flashback Legends ir tikrai galima jį pažaisti tiesiogiai online. Na, tai galime pamatyti, koks maždaug žaidimas galėjo būti. Pamėginau ir aš pažaisti tą Flashback Legends ir na, jis toks, gal kad ant Game Boy Advance, na, jis toks labai spalvotas ir toks žmogeliukas įdėtas tas pats iš Flashback tos pirmosios originalios dalies, bet visas aplinkos tokios labiau suanimacintos. Ir šiaip ta aplinka priminė toks lygiai hipių kažkokius laikus, labai jau taip spalvotos gėlytės, labai išreikštos spalvos. Taigi metai bėgo ir 2013 metais pasirodė Flashback perdirbinys, kuriame dalyvavo tas pats originalų kūrėjas Paul Cuisot. Tai buvo toks šoninis beveik 3D žaidimas, tik su 3D grafika. Na bent jau atrodė kaip 3D. Modernesnių valdymų ir papildomais patogumo sprendimais bei praplėstų pateikimų. Žaidimo priėmimas buvo nevienareikšmis. Vieniems patiko moderni nostalgija, kiti jį kritikavo. Didieji žaidimų kritikai jį irgi iš esmės negyrė, o pakasė po žemę. Na, grafiką pačią, foną gyrė, bet visur kitur buvo labai maži įvertinimai. 2013 metų versiją šitą žaidimą aš irgi žaidžiau ir jis, na, iš tikrųjų man tai gražiai atrodė. Galbūt esminis toks skirtumas, kad jis, na, valdymas visai kitoks, kadangi aš jį žaidžiau ant PlayStation 3 ir jį nusipirkau prieš gal 2 metus ir jis yra tik skaitmeninė versija. Ir, na, jį dar galėjau nusipirkti, nežinau, man atrodo ir dabar galime nusipirkti. Įėjus į PlayStation Store, ant PlayStation 3 vis dar galime nusipirkti žaidimų. Tai aš jį prieš 2 metus susiradau ir jo, žiūriu, yra pirkt. O, volia, puiku. Ir iš tikrųjų, ta grafika man tikrai labai nuostabiai atrodo. Ten, jeigu palyginus, tai tų laikų tiesiog platformeris perkeltas į šiuos laikus. Tai iš tikrųjų man tikrai labai gražiai atrodė, tik valdymas man labai sunku buvo priprasti prie to valdymo, nes visi mygtukai kažką reiškia ir tiesiog, na, man sunku priprasti prie kiekvienas mygtukas turi vis kitą reikšmę ir taip gaunas taip nepaprastai. Man kažkaip, kuo paprasčiau, tuo geriau ir tokių, na, nežinau. Tai iš tikrųjų tikrai man neblogas žaidimas, labai daug ko, kas paimta iš tos pirmosios originalios Flashback dalies. Tai tiesiog toks, galime sakyti, remake'as, platformeris su šių laikų tokia kaip ir grafika. Aišku, pagrindiniai niuansai galbūt valdymas ir jis man asmeniškai tikrai neblogas. Nesakyčiau, kad labai aukštai jį vertinčiau dėl tam tikrų niuansų, tokie kaip bugai kai kur yra ten ir panašiai, bet šiaip tikrai neblogas. Kartais tiesiog nežinodavau, kur eiti, kaip ten išeiti. Ir aš jo iš tikrųjų neišėjau. Išėjau iki paskutinio lygio, man atrodo, ir paskui jeigu ilgą laiką nežaisdavau, kokį mėnesį ar 3 mėnesius atsisėsdavau, net nežinodavau, ką daryti, kur aš ten esu, ko man ieškoti. Tai tokie niuansai. Tai taip aš jo taip ir nedabaigiau. Bet vis dėlto jis yra, jį turiu. Tai turiu ir Fade to Black, platininę šio žaidimo versiją. Ir irgi 2018 metais išleista 25 metinių proga irgi šitą žaidimo perleidinį naujoms konsolėms, bet jo dar nežaidžiau, nes, na, dar neišpakavau. Na, vėliau ant galo tą ir padarysime. 2018 metais pasirodė Flashback 25 metinių leidimas, dar vadinamas Remastered Edition. Tai buvo ne 2013 metų perdirbinio tęsinys, o atnaujintas 92 metų originalo perleidimas. Skirtas naujoms platformoms. Pirmiausiai jis išėjo Nintendo Switch, o vėliau pasiekė PlayStation 4 ir Xbox One, bei asmeninius kompiuterius. Šis leidimas buvo tiesiog klasikinis Flashback originalus žaidimas, bet su šių laikų patogumais ir pritaikytas naujos kartos konsolėms. Manau, norint pažaisti klasikinę Flashback versiją,
tai turėtų būti turbūt geriausias pasirinkimas, nes aš manau, jie nieko nepakeitė, neskaitant, kad galima pasirinkti keletą filtrų, kad atrodytų kaip autentiškiau, bet jeigu norima pažaisti ant šios kartos konsolės tą senąjį žaidimą, tai manau, šita versija turbūt geriausia. Ir pagaliau 2023 metais Flashback fanų taip ilgai lauktas pasirodė Flashback 2. Jau šitas žaidimas šių laikų kartos konsolėms, tai yra PlayStation 5 ir panašiai. Ir jį irgi turiu, irgi neišpakavęs, tai netrukus tą padarysime. Ir šio žaidimo kūrime irgi dalyvavo tas dvi dalis kūrė tas pats kūrėjas. Bet Flashback 2, na, jis buvo laukiamas, kažko tikėtasi, bet jis nuvylė didžiąją dalį to, kas jo laukia, arba kažko kito tikėjusi tiek fanai, ir kritikai buvo negailestingi. Jeigu 2013 metų žaidimą pakasė po žemę, tai šitą palaidojo visiškai. Bet dabar jį galima užtat labai pigiai nusipirkti ir Vinted jis galima netgi už kokius 7 eurus rasti, visiškai supakuota, sealed. 2023 metais pasirodė Flashback 2, kuriame dalyvauja ir pačiojo pirmojo Flashback kūrėjas Paul Cuisot. Veiksmas vėl sukosi apie tuos pačius dalykus, morfai, agentas Konradas ir vėl lyg praeitie Konradas ieško savo draugo Jano. Na ir žinoma bando sustabdyti morfus. Žaidimas fanų buvo lauktas, bet sutiktas gana dviprasmiškai ir labiau į tą neįgiamą pusę. Tiek gerbėjai, tiek kritikai, kurie nelabai buvo patenkinti ir 2013 metų žaidimo versija, šį kartą buvo nusivylę dar labiau ir realiai pakastą Flashback žaidimą palaidojo visai. Nors žaidimas buvo giriamas dėl estetikos ir nostalgiškų jausmų, jis buvo kritikuojamas dėl bugų, strigimų, dėl valdymo ir kovų, dėl priešų logikos, dėl įvairiausių dalykų. Galima sakyti, tuo Flashback istorija šiandieną ir užsibaigė. Jeigu jau gilinantis į visas žaidimo versijas, tai gal dar verta paminėti, kad žaidimas oficialiai mobiliuosiuose telefonuose pasirodė 2009 metais. O 2019 metais išėjo ir remastered versija ant Android ir iOS. Yra dar keletas įdomių faktų. Šis žaidimas buvo oficialiai išleistas Sega Dreamcast platformai 2017 metais, nors pati konsolė nebegaminama jau nuo 2001 metų. Po metų, tai yra 2018 metais, pasirodė ir Fade to Black žaidimas Sega Dreamcast konsoliai, dar kitaip vadinamas Fade to Black Flashback 2. Taigi, iš istorinės pusės tiek, o dabar linksmoji dalis mini unboxingas. Na kągi, tai toks mini unboxingas galim pavadinti. Čia tas klasikinis žaidimas Flashback. Ir jau šios kartos žaidimai. Tai pažiūrėkime, kaip jie atrodo iš vidaus. Gal pradėkime nuo šito, nes šitas išleistas pirmiau, o šitas, na, pats naujausias, sakykime. Aišku, po tokios nesėkmės turbūt arba bus kita dalis, nebent kažkas kažkokią gerą idėją sugalvotų. Tai šičia, kur čia jinai atsidaro? Eiktų savo. Nežinau, kaip padaryti. Hot unboxingų darytojas. Ai. Nu, reikės peiliuką atsinešti. Nu kągi, atsinešiau peiliuką, nes kitaip nelabai man čia eina daryti. Ai. Pagal tikrą šitas turėtų čia nusiplėšti kažkaip, bet kad aš nerandu, kur jį užčiuopt. Na, nesvarbu. Taigi, iš tikrųjų gerai atrodo ta įmautė, neblogai. Čia tie visi jo judesiai tokie, jo judesių kadrai, kaip kas atrodo, ir pats žaidimas. Turbūt čia prancūziškas gal, na, be abejonės turėtų būti ir
anglų kalba. O, čia yra ir lipdukai. Matau, yra kodas, tai tą kodą uždengsiu. Ir yra lipdukai. Geras. Na, čia yra ir kodas. Pažiūrėsim, ar tas kodas beveiks ar neveiks. Yra ir knygutė su judesiais. O, ir kambariai yra. Geras. Jo, spalvota knygutė. Kaip ten dabar madoj sakyti, Dimitrijaus spalvota knygutė. Ajajaj. Čia yra, man rodos, visas pirmo kambario išdėstymas. Arba dalis. Geras, geras. Neblogai, čia toks kaip žemėlapis. Ir dar... Irgi yra dar vienas lipdukas. Čia gal ant mašinos galima užsikliuoti. Jo, geras, tas dizainas man patinka. To flashback viršelio. Tai... kad 25 metų leidimas ant PlayStation 4 tikrai jaučiasi, kad yra truputį daugiau tų daiktų pridėta. Tokių kaip knygučių, nes taip tai ant PlayStation 4 jau nelabai bebuvo kažkokių knygučių, kažkokių įdomesnių daiktų viduje. Popieriaus daugiau viduje. Na, iš kitos pusės tai ir tie žaidimai tokie, kad daugelis pažaidžia ir pagrindė dėl žaidimų. Jo, o dabar pabandom ir šitą daryti. Čia dar toks holografinis lipdukas. Jo, tam turbūt irgi reikės peiliuko. Be jo turbūt mes neapsieisime. Ir čia yra metalinė dėžutė. Irgi prancūziškai. Nors turėtų būti angliškai. Bet pats žaidimas tikrai tikiu yra angliškai, bet dėžutė prancūziškai. Ir irgi įmautė. Na, šitą įmautę man labiau patinka negu šito Flashback 2, bet užtat šitas žaidimas yra metalinėje dėžutėje. Ir kaip jis atrodo, kasgi čia įdėta. Galima parsisiųsti garso takelį. Irgi kodas yra kažkoks garso takelių, kaip supranta. Ir žaidimas. Ir kas dar? Na ir daugiau nieko. Ajajaj, kaip čia nepasiema man. Ir daugiau nieko. Vien tik šitas... Pabandysiu uždengti taip. Vien tik šitas kodas ir tas, kad metalinė dėžutė. Na, dėl žaidimo aš nežinau, kaip šitas žaidimas, bet tiek pakuotė, tiek ir visi pagirimai tikrai PlayStation 4 versijai tikrai geresni negu PlayStation 5 versijai. Jau pavargau truputį kalbėti. Na, geriau pažiūrim tada į šitą. Geriausiai iš visų atrodo šitas. Tai ir knygutė sturiausia. Ir disketė tokia graži. Tai toks šios dienos videokas buvo apie klasiką tapusi žaidimą Flashback. Ir turbūt viskas. Tai tiek šiam kartui ir iki kitų kartų. Iki.